atsakomybę. Kažkiek galbūt papildysiu ir Dainių kolegą, čia tokių remarkų apie radiją turėčiau, galbūt toks britų pastebėjimas, kad apie darbą radijui. Radijas yra kaip seksas, visi kažką daro, bet niekas apie tai, ką daro, garsiai nešneka. Tai štai, kalbant apie tai, ką daro blogeriai, tinklaraštininkai ir tai, ką daro pramoniniai informacijos portalai. Iš principo žiūrint, tiek vieni, tiek kiti pateikia informaciją. Mes čia daug kalbėjom apie žurnalistinį vaidmenį. Kiek yra tinklaraštininkas, žurnalistas, kiek jisai laisvas interpretuoti, kiek laisvas nepaisyti taisyklių, kiek laisvas nustatyti. Tuo metu, kai žiniasklaidos priemonė gali tapti bet kas, žmogus, elektroninis laiškas ar panašiai, atsiranda didžiulė konkurencija, tai vadinamai tradiciniai žiniasklaidai, kuri turi didžiulius resursus, turi didžiulės infrastruktūras, kai pavieniai entuziastai su savo mintimis, su savo unikalia patirtimi sudaro konkurenciją profesionalams lankytojų prasme. Kai skaito daugiau paprastą žmogų, suasmenintą asmeninį dienoraštį, asmeninį tinklaraštį, užuot skaitę kažkokį tai, beveidį, sakykim taip, redakcinį tekstą. Kalbame apie žodžio laisvę. Čia aš norėčiau įvesti dar vieną terminą žodžių laisvę, kas reikštų žmogui laisvę komunikuoti ir jungti žodžius, naudoti ir jungti žodžius taip, kaip jis nori. Čia patektų ir klaidingų žodžių laisvę, nes individualūs autoriai, atskiri autoriai, jie neapsaugoti nuo klaidų. Jie turi mažesnės ribas ir mažesnę kontrolę, prieš jų nestovi redaktoriai, prieš jų nestovi leidėjai, prieš jų nestovi kalbininkai, kurie galėtų patikrinti tekstą. Taigi, vienas pirmųjų aspektų atskiriantis socialinę ir tradicinę žiniasklaidą, tai kad socialinė žiniasklaida be jokios abejonės yra daugiau klaidų, įskaitant ir gramatiką. Socialinė žiniasklaida lemia pokyčius. Tai yra naujas reiškinys, kai mes technologijų pagalba galime sužinoti, Amerikoje prezidentas pirstelėjo, mes jau po 3 minučių turim Lietuvoje MP3, o dar po kelių minučių turime YouTube ir taip toliau. Tie globalūs pokyčiai, kuriuos lėmė socialinė žiniasklaida, jie įvyko visiškai neseniai per pastaruosius porą metų. Pirmiausia, tai arabų pavasaris, kurį mes žinome Vilnius nuo pat Tuniso, dabar Pirrojo Egiptą, Libiją, Siriją, kas žino kur toliau. Štai mačiau reportažą iš Izraelio, kaip Izraelyje piliečiai protestuoja, susirinko aikštėje, pasistatė palapines ir sako, taip mums irgi kažkas nepatinka tai, apie ką mes skaitome Facebook'e, apie tai, ką sako mūsų draugai, apie tai, kas darosi aplinkui. Tas protestas skyrėsi nuo kitų kraštų to regiono, nes buvo sąlyginai nesmurtinis, visiškai nesmurtinis. Kitur arabų pavasarį mes matome smurtą, mes matome vertybių perkainavimą, mes matome tam tikrus lūkesčius dėl vakarietiškos demokratijos, visgi matome ir dabar į valdžią ateinantį islamišką, tradicinį tą islamišką tradicinę pasaulėžiūrą, kur ko gero vakarietiškai demokratijai vietos nėra. Arabų pavasarį lėmė socialiniai tinklai, bendravimas komunikacinėmis priemonėmis, šiuolaikinėmis priemonėmis. Viena iš tokių remarkų, kalbant apie įrankius, su kolega Dainiumi prieš važiuodami į šitą susitikimą padiskutavom, kodėl Twitteris yra populiarus, būtent kalbant apie arabų, sakykime, pavasario, jeigu mes šitą kontekstą turėkime. Pacituosiu Dainių, jeigu netiksliai prašau pataisyti, man buvo nauja pastaba, kad Twitteris populiarus tuose kraštuose, kur raštingumas yra nedidelis. Nes yra trumpas žinutės, į kurias galima sutalpinti labai daug. Žmonėms paprasčiausiai to užtenka. Žmonės tai daro, žmonės per tai inicijuoja pokyčius. Kitame pasaulio krašte, Jungtinėse Amerikos valstijose, gimė judėjimas Occupy Wall Street, okupuokime Wall Street'ą, prasidėjęs nuo paprastos
akcijos, panašiai kaip ir tragiškas arabų pavasario akcijos Tunise. Žinia apie Occupy Wall Street žaibiškai pasklido internete, mes matome ir Facebooko grupę su daugybė naudotojų. Netrukus atsirado ir įvaizdis tam tikras, tai Paukaso istorija, ta kaukė žymioji V for Vendetta, kuri tapo vėlgi tam tikrų simbolių, žmonės ne visiškai netgi galbūt suvokdami, kas tai yra, kokie motyvai, jie naudoja tai kaip protesto simboliai, sakydami, kad mes turime kalbėti apie savo skaudulius ir panašiai. Tai, ką mes matome Europoje, ką Europos parlamentas šią savaitę balsavo prieš apsaugos, kaip dabar tiksliai vadinasi, tas aktą sutartį, Lietuvoje mes matėme taip pat didžiulę įtaką socialinės žiniasklaidos, kai šaltą žiemos popietę į Kudirkos aikštę susirinko, mano manymu, apie 100 000 žmonių iš tiesų stovėjo nuo pat Kudirkos paminklo iki vaikų pasaulio, jauni žmonės, tai nebuvo pensininkai, tai nebuvo pašalpų prašytojai, tai buvo jauni, darbingi žmonės, turintis darbo vietas, užsitikrinę savo didesnės negu vidutinės pajamas, jie anarchistai, piratai, visi, kas naudojasi šiuolaikiniam technologijom, suėjo į vieną vietą kalbėti apie tai, kas skauda visiems. Lietuvos istorija, ko gero, tai pirmasis protestas, kai protestuoja šitoks gyventojų sluoksnis. Įtakingas, savim galintis pasirūpinti. Mačiau Vilniaus merą Artūrą Zuoką ten atvažiavusi su dviračiu. Gal 40 minučių jisai stovėjo išsižiojęs ir žiūrėjo. Nežinau, ką jisai tuo metu galvojo, bet ko gero galvojo apie tai, kokią įtaką socialinė žiniasklaida gali padaryti sprendimams per rinkimus ar politikų palaikymą. Ko gero Zuokas galvojo apie tai, ką jisai pražiopsojo, darydamas savo rinkiminę kampaniją taip, kuri puikiai išnaudojo socialinį mediją. Per tas 40 minučių prie Zuoko nepriėjo nei vieno dalyvių, tiesiog praeina, Zuokas. Gerai. Artimiausi kaimynai, čia gal reikėtų pradėti nuo Baltarusijos gruodžio įvykių, taip pat Twitterio kanalais buvo kviečiama organizuojami protestai, dalinamas informacija apie sulaikytuosius. Gegužės įvykiai Twitteryje Maskvoje, ten taip pat kunkuliuoja, ten taip pat verda, ten taip pat mes žinome, esant totalitariniam, sakykime, taip režimui. Visą tai žmonės verčia kalbėti apie šiandienos skaudulius. Čia aš išskyriau 4 pagrindinius dalykus pastarųjų metų, kurie mano galva apima visą pasaulį, visus žemynus. Totalitarinė kontrolė iš tiesų užgniaužia asmens saviraišką ir šitie duomenys iš karto perspėsiu nėra patys naujausi, patys šviežiausi, bet daugiau mažiau iliustruoja tas tendencijas. Čia mes galime vaizdžiai matyti Kiniją, ko Kinijos internautai neteko. Tai yra tokios paieškų sistemos kaip Bingas, socialiniai tinklai, YouTube'as, Twitteris, WordPress, Flickras, blogas. To nėra Kinijoje. Žemėlapis, kuriame pažymėtos žaliai šalys, parodo šalis, kuriuose interneto laisvė yra ribojama. Būtent interneto laisvė. Nežinau kodėl, bet ten mes galėtume pamatyti ir Lenkiją. Tiesa, man nepavyko rasti aprašymą, kodėl ten ta Lenkija, bet vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kodėl Brazilijoje ir kaip ribojama žodžio laisvė, ten yra monitorinami Twitterio pranešimai vien tam, kad žmonės neorganizuotų kelių blokadų. Tai yra problema. Į sveikatą. Teisybę sakai. Raudonai pažymėtas spaudos laisvės indeksas, pagal Freedom House, jei neklystu, ir čia mes matome panašų dalyką, geografiškai išsidėsčiusi, kuriuose šalyse žodžio laisvė yra varžoma. Jeigu mes pasižiūrėsime, palygintumėm šitos du žemėlapius žaliai su raudonuoju, pamatytumėm, kad visgi Rusija, Kinija, tos totalitarinės, sakykime, režimo valstybės
kuriuose tiek internetas blokuojamas, tiek blokuojama žodžio laisvė. Nemanyčiau, kad šie pilki regionai atspindi realią situaciją vien dėl to, kad interneto laisvės ribojimas Jungtinėse valstijose, čia turbūt pradžioje aš Stasio bandžiau išsiklausinėti, kaip ten yra su tais pardavimų standartais, kaip prekiaujama, sakykime, amerikoniškom prekiam, lietuvis prekiauja amerikoniško rinkoje, bet yra tam tikri apribojimai, yra sąlygos, ypač jeigu kalbam apie sveikatos produktus, ne tokius kasdienius dalykus kaip mobiliosius telefonus, ten taip pat ribojamas internetas. Tik žymiai rafinuotesnėmis priemonėmis, mes galime stebėti, pas mus lygiai tas pats vyksta. Interneto ko gero niekas neriboja Vidurio Afriką, nes jo tam paprasčiausiai nėra. Taigi žodžio laisvė ribojama visgi dar ir tose šalyse, nepaisant to, kad jos turi stiprų pramoninės informacijos potencialą, tai yra propagandinė aparatą. Jinai ribojama dar ir dėl to, kad žmonės negalėtų išsakyti savo nuomonės. Mano galva todėl, jog propaganda yra nepajėgi patenkinti informacijos poreikio, tai yra atsakyti visus klausimus kylančius žmogui, patenkinti smalsumą. Kitaip tariant, kad ir kiek profesionalų dirbtų ruošdami žinią, vis tiek žmogui individualiai kyla savi klausimai ir jisai ieško atsakymų. Tai čia būtų turbūt, tęsiant palyginimą socialinės ir tradicinės žiniasklaidos, akmuo į tą daržą, jog socialinė žiniasklaida turi žymiai didesnį potencialą patenkinti žmonių smalsumą, patenkinti žingeidumą ir užpildyti informacijos poreikį negu tradicinė. Pamėginsime pasigilinti, kodėl. Nepaisant apribojimų, valstybinių, technologinių, žmonės visgi būrėsi į tinklus, tai yra reiškia savo nuomonę, naudoja tam įvairias priemonės, įvairias platformas. Čia vėlgi dėja šio mėnesio nepavyko man gauti socialinių tinklų žemėlapis pasklidimas po pasaulį. Kaip matome, čia ko gero yra dominavimas. Tamsiai mėlyna spalva reiškia Facebooką, toliau mes matome Kinijoje populiarų Qzone, Rusijoje yra populiarus Kontakte. Jeigu palyginsime ankstesnius žemėlapius, tos totalitarinės valstybės, jos turi savo socialinius tinklus, tam, kad galėtų kontroliuoti žmonės. Įdomus aspektas čia tas, kad šaltinis tai yra Google trendai ir internetinio reitingų agentūra Alexa. Ir čia nėra paties Google įtakos. Nežinau kodėl, bet jeigu čia atsirastų G+o žemėlapis, aš manau, jis susidarytų didžiulę konkurenciją Facebook'ui. Vienaip ar kitaip mes matome, jog pasaulyje yra technologiškai sudaryta daugybė galimybių saviraiškai nemokamų. Tai yra, būti tinklaraštininku šiandien nereikia išmanyti kažkokio tai HTML kodo, nereikia pirkti brangaus hostingo, tu gali kažkur užsiregistruoti bet kurioje šalyje iš savo pašto dėžute, gauti kažkokią nemokamą platformą. Vartotojų, ko gero, tai gali būti Facebookas, kitiems galbūt WordPressas, panašiai ten gali įskleisti savo mintis. Tai yra savo pamąstymais dalintis su kitais žmonėmis. Čia Lietuvoje pastebėjom tokį irgi įdomų reiškinį, kai tik atsirado Facebookas, blogeriai, tinklaraštininkai, Tūlas, blogeris Zepelinusas, Tūlas, ypatingas Chamas, jie bandė savo įrašus daryti tik Facebook'e. Ir buvo labai įdomus diskursas, kodėl jų lankomumas yra mažesnis. Tais draugai matys tai, ką tu parašei. Kol kas nežinau iš tiesų, kokie motyvai lėmė vienokį ar kitokį pasirinkimą, nes kas bendra tradiciniai ir socialiniai medijai, tai yra lankomumo siekis. Kiekvienas internetinis adresas, kiekviena nuoroda siekia pritraukti skaitytoją. Tai šiuo atveju tinklaraštininkams, pavieniams entuziastams nereikia daug investicijų, kad jie užimtų savo vietą bendrame informacijos lauke ir galėtų
konkuruoti panašiai taip, kaip konkuruoja tradicinės žiniasklaidos priemonės investavusios daugybę pinigų į technologijas ir žmogiškuosius išteklius. Kuo skiriasi tinklaraščiai nuo tradicinės žiniasklaidos? Rengdamas pranešimą bandžiau lyginti įvairiai. Pagal ką galėtume, kur galėtume rasti bendrą vardiklį, kas tai yra tokio. Ir kaip pavyzdį pasiėmiau pakankamai naują Fantastiko, vadinasi, turinio valdymo sistema, servisas dabar madingas, kai, sakykime, užsisakai kažkokią tai vietą internete ir nori pradėti kurti savo turinį, jisai pateikia turinio valdymo sistemas, kurias vienu paspaudimu galima tiesiog įdiegti į savo serverį, į savo erdvę ir jomis naudotis. Kas yra man įdomu pasirodė, tai kad Fantastiko segmentuoja. Štai blogams jie siūlo 3 sprendimus, portalams tuo tarpu siūlo žinutę. Kai ką, jeigu mes žiūrėsime giliau programiškai, kai ką, ko gero, galima naudoti ir sėkmingai naudoja tinklaraštininkai, tą pačią Jonlapą, PHP ir panašiai. Tačiau šita mintis man pasirodė įdomi vien dėl to, jog pasak šaltinio, tinklaraštininkai visgi turi menkesnės techninės galimybės. Tai yra dažniausiai būriamasi po nemokamomis platformomis, tinklaraštininkai, kiek aš nežinau, 160 litų atrodo už hostingą metams su vardu, tai yra visa investicija neskaitant laiko. O didesniam turiniui generuoti jau reikalingi didesni resursai, reikia daugiau pinigų ir daugiau žmogiškojo išteklio. Tai reiškia, šiuo atveju kalba nenaudai socialinės žiniasklaidos, kad vienas lauke ne visiškai yra lygiavertis karys prieš kariuomenę. Tai reiškia, jog visgi vienam žmogui, vienam tinklaraštininkui, kad ir koks jisai būtų pajėgus, kad ir koks jisai būtų unikalus, įdomus ar charizmatiškas, visgi yra sudėtinga konkuruoti su kompanija, su gerai organizuota pramoninė žiniasklaidos priemonė. Vėlgi, tas pats klausimas, kaip palyginti, pagal ką lyginti blogą ir portalą. Mane perspėjo, jokių būdų nelyginti pagal lankomumą. Neįmanoma jo lyginti, nes visų blogai pralaimi portalas pagal lankomumą. Jeigu mes žiūrėsime tą pačią Alexą, čia aš pamėginau pačiu primikliausiu būdu paimti, apžvelgti 3 populiariausius Lietuvos portalus, tai yra Delfi, Balsą ir Elrytą. Jeigu mes pasižiūrėsime pagal traffic rankus, čia mes matom 10 tūkstančių, čia 18 tūkstančių, čia tik tai 350. O čia aš paprašiau Alexos reitingo blogas LT, tai yra blogo ferma, viena didžiausių Lietuvoje. Ir matome skaičių 100 tūkstančių. Kas man galėtų paaiškinti, kodėl šitas skirtumas ir ką tai reiškia? Mano galva, čia blogas LT yra žymiai daugiau autorių, žymiai daugiau techniškai puslapio atverčiamų nuorodų, linkų negu tuose portaluose. Bet į blogas LT mes nežiūrim kaip į portalą, mes nematom jame koncentruotos informacijos, nėra redaktoriaus, kuris darytų sporto skiltį, kultūros skiltį, mes nematome kaip vienis pateikime. Iš čia turbūt ir atsiranda tas diskursas, bet visgi pavienis tinklaraštis, aš nežinau, ar jisai gali pasigirti, sakykime, milijonų atvertimų per 2 dienas. Vargu, jeigu pirktumėm reklamą, milijoną atvertimų, tai ko gero čia galėtų porą metų tinklaraštininkas savo sėkmingai gyventi. Kas yra stipresnis blogas, ar portalas? Galbūt galima būtų lyginti vartotojų lojalumą, tai yra sugrįžtantis vartotojas. Kaip sako, teatras tai žiūrovo niekas, tai lygiai taip pat kaip rašytojas be skaitytojo irgi niekas. Kuo daugiau žmonių grįžta skaityti, ko gero tai būtų, vienas iš palyginimo. Nes, mes žinome, portalai puikiai naudojasi turinio valdymo sistemomis, per paiešką labai greitai savo susiranda vartotoją ir panašiai. Tinklaraštininkas, jisai tiesiog džiaugiasi tą savo mažytę bendruomenę, kurią jisai sukūrė.
nežinau, ar tai būtų siekiamybė, bet maždaug pusė per pusę būtų naujų vartotojų kasdieną ir grįžtančiųjų. Ilgainiui grįžtančiųjų skaičius turėtų augti, arba bent jau išlaikyti pusę. Ko gero šitokia būtų galimybė arba siekiamybė tiek portalų, tiek tinklaraščių. Ir mano tinklaraštis šiuo atveju yra pajėgesnis žymiai ilgiau pritraukti, išlaikyti skaitytoją, nes būtent dėl to, kad jis yra asmeniškas. Tai yra tam tikras populiariausias apibrėžimas, tai yra interneto dienoraštis. Tai yra žmogus su vardu, žmogus su savo istorija, su savo nuotraukomis, su savo išgyvenimais. Tuo tarpu portalas yra beveidis santykinai, jisai yra, kažkoks gražus skambus žodis ir tiek. Mes nežinom, mes negalim į portalo redaktorių parašyti, kaip antai Rokui parašė, paprasčiausiai blogeriai, dėl to man gali padaryti diskauntą į aktorius išsinuomoti. Mes kaip skaitytojai mes į portalą žiūrim kaip į beveidę kažkokią struktūrą. Prie to dar grįšime. Taigi, kaip veikia ir kuo skiriasi blogai nuo portalo? Taigi, tinklaraštis generuoja unikalų turinį ir atskleidžia autentiškus, asmeniškus išgyvenimus. Man nepatiko, aš parašiau naktį. Aš nemoku taisyklingai rašyti, aš parašiau su klaidom. Auditorija yra atlaidesnė tinklaraštininkų klaidoms gramatinėms, atlaidesnė tingumui, jeigu, sakykime, 2 dienas neparašiau kažkokio įrašo, mano skaitytojas galbūt pagalvos, gerai, gal išvažiavo, gal geras oras, galbūt panašiai. Atlaidesnė nusišnekėjimui, neišmanimui, nes galima padiskutuoti visada su tinklaraščio autoriumi, taip pat ir klubinimui. Žmonės be to yra linkę pažindintis, sužinoti daugiau pikantiškų detalių apie su kuo jie bendrauja. Dirbant radijui, pastebėjau tokį įdomų dalyką, kai klausytojai, girdi balsą, bet neįsivaizduoja, kas tai per žmogus ir susitinka, sako, čia tu sakai. Kažkaip keistai atrodo, nes susikuria vaizdinys elementariausias. Lygiai taip pat yra ir su tinklaraščiais. Atsiranda poreikis žmogus sužinoti smalsias detalės, o ką kitas žmogus valgo pietums, kada jisai šiandien atsikėlė, kokios nuotaikos patinka. Tradicinė žiniasklaida čia vadinčiau redakcija. Visgi naudočiau šitą žodį, galbūt jisai būtų aiškesnis, nusakantis tam tikrą sistemą. Ir čia yra tokia sukaustyta taisyklių, yra visuomenės informavimo priemonių įstatymas, tas turbūt galiotų ir tinklaraščiams ir elektroniniams laiškams galbūt, bet juridiniams asmenims yra taikomi didesni apribojimai iki didelių baudų ir panašiai. Redakcija turi paisyti intereso, tai yra leidėjo intereso, tai yra redaktoriaus kaprizo, tai yra redakcinės politikos. Žurnalistas labai dažnai gauna nurodymą, ką turi, kokią temą reikia nušviesti, nes redaktorius žino geriau, nes reikia pataikyti visą į bendrą kontekstą. Tinklaraštininkas šiuo atveju yra laisvesnis, jis rašo tada, ką nori, kada nori ir ką nori. Redakcija sukaustyta etikos normų. Redakcija turi rašyti, kad pasak to ir ano, to nuomonę, kai tuo tarpu šiandieną patiko man pasakymas, kad o kam čia man rašyti nuolatos, kad tinklaraštis savo, kad čia mano nuomonė. Taigi ir taip pažiūrėjau, čia mano nuomonė. Be to, redakcijos tarpusavėje konkuruoja dėl reklamos, tai yra tas monetarizavimas. Ir štai čia, ko gero, kai prasideda blogo monetarizavimas, ko gero jisai transformuojasi į kažką kitką. Angliškose aprašymuose aš radau labai tokį gražų lietuvišką žodį websaitas. Tai yra, nei tinklaraštis, nei naujienų portalas. Tai yra, kitaip tariant, puslapis internete. Tai štai šiuo atveju, pradėdami uždirbinėti pinigus, blogai tampa, iš tiesų, interneto segmentu ir jisai turbūt arčiau prieina prie tos pramoninės žiniasklaidos, prie to segmento, ką mes vadinkime organizuotą žiniasklaidą ir tradicinę. Čia pasižymėjau keletą replikų, tai vienas iš tokių būtų vėlgi Roko Harbušio. Autorius yra savas skaitytojai. Kiekvienas autorius su savo nuotrauka yra savas. Portalas yra truputėlį svetimas.
Ir blogas gali atnešti autoriui pasiūlymą uždirbti. Tai yra, gali rašyti apie tai, kas tau įdomu, tave pamatys, tas, kuriam reikia būtent tokio rašytojo, to galbūt pasiūlys darbą čia. Vėlgi dėkui Rokui už šį. Štai visgi tinklaraščio savybių yra truputėlį daugiau ir laisvės yra daugiau, o bet kokiu atveju grįžtant prie teatro ir žiūrovo ir rašytojo ir skaitytojo, mūsų pagrindinis visgi vertintas, tai nėra Alexa, kažkokie reitingai, tai nėra rašo komentarai, tai yra tiesiog skaitytojai ir mūsų lankomumas. Kas mus gerbia, kas mus myli ir to turbūt reikėtų siekti. Tinklaraštis kaip unikalios informacijos šaltinis. Štai mes kalbame apie tai, ką tinklaraštininkas gali, kokį jis turi įtaką. Štai čia yra žymus Rusijos blogeris Aleksejus Navalnas. Jisai aršiai kritikuoja politinę sistemą, po Putino rinkimų jisai buvo pasodintas į kalėjimą vien dėl savo pasisakymų ir savo publikacijų karštomis temomis apie įvykius Rusijoje, kur jisai buvo, jis įdeda nuotraukas, jis sako, žiūrėkit, čia yra tokia nesąmonė, čia yra šitas, anas ir kitas. Navalno populiarumas žaibiškai išaugo ir turėdamas vienintelį kanalą per Live Journal, jisai ilgainiui, čia mes jau matome iki Echo Maskvy, radio studijoje, laidą transliuoja televizija, Navalną cituoja radio stotys, Laisvoji Europa, pradėjo tinklaraštininką cituoti, tinklaraštininko mintis pradėjo cituoti pramoniniai portalai. Tai yra, perėjo, jis būdamas tinklaraštininku, perėjo į kitą kokybę. Tai yra, juo pradėjo remtis. Ir redakcijos tinklaraštininkus vis dažniau vertina ne kaip konkurentus arba kažkokius jaunesniuosius brolius, bet kaip lygiaverčius ir unikalius informacijos šaltinius, specialiuosius korespondentus arba žvalgininkus, kas tik norite. Jeigu tekstas yra geras, jį paims, jį skaitys. Ir skaitys paims tie, kas galbūt iš to generuoja pelną, kas tikisi didesnių lankytojų. Kas įdomus sąsajos su žurnalistika, žurnalistikai pasirodo irgi tinklaraštininkai. Nes asmeniniuose bloguose jie skelbia tai, ko nepasako per radiją, tai kas lieka iškirpta arba nepateko į video ar garso siužetą, tas dalykas leidžia žurnalistui nepaisyti tam tikrų nusistačiusių normų. Ir štai čia išskyriau keletą, galbūt komunikacijos žmonės daugiau žiūri, atpažintų šitos simbolius, tai yra daugiau televizinis profesionalas Vogadugų, kuris rašo apie televiziją iš vidaus. Įdomu žmonėms, kurie kūrė televiziją, jisai jo nuomonės tikrai atsižvelgdavo, bent jau perskaitydavo tikrai didelė dalis televizijos žmonių. Dansu, rinkodara, viešieji ryšiai, tai yra, nėra kažkoks vadovėlis, kaip tai daryti, tai tiesiog yra pulsas ant dabartinės situacijos. Tūlas rašytojas ir tinklaraštininkas Andrius Užkalnis paleido naująjį savo projektą, aš nežinau, kaip tai vadinti. Ar tai yra blogas, ar tai yra websaitas, o gal tai jau ir į portalą pretenduoja. Sunku pasakyti, bet kokiu atveju ten irgi yra asmeniškumas. Ten yra asmeniški įspūdžiai, ten yra asmeniškas potyris apie maistą. Ir kolega Tomas Čyvas iš Balsas LT yra techninis dalykas atliktas, kai jisai turi savo tinklaraštį ir įrašai jo tinklaraštyje atsiranda automatiškai Balso portale. SEO atžvilgiu tai yra milžiniškas pasisekimas. Iš bene milijonas populiariausių blogų prieš 5 metus pasaulyje Tomo Čyvo blogas pateko į milijoną populiariausių pasaulyje blogų. Kaip tai atrodo? Kaip tai atrodo? Kai sulinkinama paprasčiausias tinklaraštis su portalu. Ir atsiranda skaitytojas, kuris iš tiesų jau tampa nesvarbu, kur jisai tai perskaito tą medžiagą, jisai mato autorių, jisai mato Čyvą, jisai žino, kad jisai perskaitys. Arba balse, arba pasitinklaraštė, kur bereiktų, bet komunikacinė žinutė nuėjo. Taigi,
Tai, kad tinklaraštininkas gali rasti darbą per savo tinklapį, gali jį paversti komerciniu websaitu ir tapti cituojamu. Tradicinė žiniasklaida daro kiekvieną tinklaraštininką unikaliu, nepakartojamu informacijos šaltiniu. Be jokios abejonės, tam, kad tave skaitytų, tu turi būti gražus, unikalus ir patrauklus. Tam reikia. Aš kalbėčiau dar ir kitų aspektų, pavyzdžiui, jeigu apie... Aš galiu dar pavyzdį duoti, kolega Mindaugas, kažkada tai žurnalistams pasakojo apie internetus kažką ir paminėjo, kad jis yra Common Sense vienas iš